Palangos rytelis, atėjom pusrytukų šitam viešbutį. Kavytė, sultis. Ir čia reikėjo mums pasirinkti, ar mes norim vakarietiškos ar japoniškų pusryčių. Tai pasirinkome japoniškus pažįstamą. Ką čia gausim? Kaip tau tie pusrytukai? Labai gerai, gal kas viskas atrodo. Mes čia turim ryžių, žuvytės, salotą. Čia turbūt kiaušinis. Sojai. Čia bus arba tofu, arba Tofu turbūt bus, jo. Čia mačia. Ne, čia. O čia miso sriuba jaučiu, ne? Čia miso sriuba. Nu, wow. Itadakimasu. Gerai, taip biškai aiškinamės, ką čia kaip daryti. Tai aiškinam tiek, kad yra kiaušinis sojai čia buvo. Tai tą kiaušinį reikia supilti ant karštų ryžių. Tada yra miso sriuba. Ir čia yra, man rodos, pagardukai. Na, bet pabiški mokam. Išėjom iš viešbutuko, šiandien saulėta diena, už manęs nesimato, bet kažkur tarp debesėlių dar tokių minimalių yra Fudžis, tai tikiuosi jisai išlys ir mums pasirodys, o mes einam dabar į Puerto Pagodą, vieną žymiausių apžvalgos aikštelių šitą mieste, dėl ko čia žmonės visi važiuoja. Eisim, aplankysim ir bandysim pamatyti tą vulkaną. Čia taip pat vakar buvau vakare onsene. Nu, blemba. Aš galiu pasakyti, kad visų pirma, tai žiauriai fainai, kad tas viešbutis turi onseną, o visų antra, aš per silpnas onsenam esu. Ten, nežinau, 60 laipsnių, atsiguliau, pradėjo galva svaigt, jo tararai, po to grįžau į kambarį. Tai jau po šalto dušų dar, nes taip karšta buvo, kad, negerai. Bet reikės gal dar pabandyti antrą kartą. Gal kažkaip bus geriau. Bet šiaip experiences geras, ten atsiguli, čiurlena, ten upelis, garai. Tai visai fainiai. O, kokie tori vartai. Pasitinka mūsų. Iš čia kelionė. Mes lipam į viršų. Nu tuoj, beveik. Priešais mane Fudžis užstotas vieno debesio. Matos kokie 50%. O su Fudžio pamatymu yra šiaip labai retas dalykas, aš kiek supratau. Vasarą irgi sunkiai pamatysi, nes daug drėgmės ir daug debesų irgi būna. Žiemą yra geriausia varyti, nes kai šalta. Nu ir aišku, pavasarį ir rudenį. Nesakau, kad nebūna ir vasarą, ir kai žydi sakuras panašiai. Tikrai tų dienų gražių giedrų būna, bet tiesiog jos būna rečiau. Taip pat yra visokių svetainių, programėlių, mes irgi praieškojom, nes, sakykime, vakar snigo apsiniaukė, šiandien yra kokias 6-7 valandas saulytė, pirmadienį vėl apsiniaukė, tada per pietus pirmadienį vėl biški saulytė. Ir po to antradienį vėl jau apsiniaukė. Tai toksai reikia labai pastebėti orus, nes galima ir prašauti. Nu, atėjom, begalė žmonių, bet vaizdas irgi nerealus. Tuoj čia jie slinks į tą pusę ir turės čia pasimatyti visiškai tas kalnas. Bandysim palaukti ir pamatyti. Ponios ir ponai, mums tai padaryti pavyko. Mes pamatėm, aišku, dabar nusfotinom biškį užplūkę debesiukas, bet turim kalną Fudžį. Ten dar turėtų būti laisvas plotas, čia praslinks ir visiškai dar gerai matysis. Yes! Mes lipam kokį 40 minučių į belę kokį stato kalną.
O čia yra Čia sakė Shrine. Turtle Rock, va. Ką tik turėjom valandos haiką. Dabar stiprinamės. Bet vaizdas tikrai buvo vertas. Važiuokit. Ką čia turėt? Ką tik buvom haike, nufilmavau ten porą kadrų, kaip atrodo. Haikas tai tikrai nėra iš lengvųjų, nes labai status. Bet, vaizdelis labai gražus, labai išties gražus. Jeigu geras oras, tai, ten tikrai yra pasaka, bet pasiruoškit, nes, yra čia kas veikti. Tiek užkilt, tiek nusileid. Nes čia pradžiai dabar yra taip, sakykim, gražiai, o po to prasideda jau sniegas. Aišku, nežinau, kurio metu eisit, bet jei kovo mėnesį, tai greičiausiai bus sniegas. Tai atkreipkite dėmesį. Pasiimkit avalynę. Už manęs stovinti pagoda yra pastatyta kariams, kurie mirė per Antrąjį pasaulinį karą. Ir mėgaujasi šio vaizdu, kaip sakoma, kiekvieną dieną. O dar kai čia pražyda visur sakuros. Čia yra vaizdas vertas milijono. Kur einam? Vakar 11 vakarą sumąstėm tokį protingą labai sprendimą. Kadangi mums čekauti reikia 10 ryto, tai mes iš vakaro lagaminus nuvežėm į coin lockerį, kuri yra Mount Fuji. Pasidėjom ten savo lagaminus ir kuprinės. Tada varėm į čiurėtą pagodą, be lagaminų jau. Ir tada dabar nusipotkinsim ir eisim peškom iki Mount Fuji, kas yra pusvalandukas, ir pasiimsim lagaminus. Ir iš tos stoties jau važiuosim. Genialus planas. O mes dabar einam į Ohončio Street. Tai labai turistų populiari gatvė, kadangi yra gatvė, kuri taip tiesiai eina į Fuji. Tai galėt prisifotografuoti labai gražių kadrų. Pasiėmėm savo daiktus, daug čia tilpo iš tikro. Viena kuprinė, antra kuprinė, skėtis ir lagaminas. Pasiėmėm už 800, sumetat, čia rašo 800, sumetat pinigėlius ir atsirakinat. Ką čia duodi? Ledų ir Fuji mažą. Matot? O ten didelis kalnas. Mes sėdim Mount Fuji Station dabar. Važiuojame Kawaguchiko. Tada su autobusu į Mishima. Iš Mishimas su Shinkansenu. Atsiprašau. Iš Shinkanseno į Nagoją. 4 valandų kelionė prasideda. Gerai, bandom nusipirkti Shinkanseno bilietą. Taip. Nežinau. Šiaip netaip nusipirkau tos bilietus. Kažkokia panika buvo. Jeigu važiuojat su oversize bagažu, reikia vietos, kas buvo visiškai sold outas beveik. Paskutinę vietą paėmiau. Ir
iki Nagojos išmušimas 104 eurų. Nespėjau, ant kiek greit pralėkė. Wow, čia kokiu greičiu lėkė. Įdomu tai apie šitos traukinius, kad jie lėkia 320 km per valandą ir vėluoja tik tai porą sekundžių važiuoti. Įsivaizduojat, kokiu tikslumu važiuoja. Biškį pirkdamas bilietus pasimečiau, nes kadangi mes turim bagažą, tai reikia pirkti bilietą su papildomai bagažo skyrium. Ir buvo išparduota, nes jų nėra daug. Tai reikėjo pirkti bilietą už valandos. Tai mes dabar palauksim, bet atkreipkit dėmesį. Dabar yra 19:24, jisai turi išvažiuoti 19:25. Ir 19:25 traukinys pajuda. Eina savo. Va čia yra tikslumas. Jeigu pavėluoji minutę, net ne minutę, 10 sekundžių, viso, viskas, nebeišvažiuosi. Čia va lagaminus pasidedi, suvedi koduką. Tai yra tavo kartas ir tavo sėdynė. Va. Lipam į savo princesinę traukinę. Nori? Bet neįsim. Nu ką, pravažiavom. Valandėlę 20 ir 240 km nuvažiuoti. Įdomus experiences. Biškai kartais gula ausis. Bet fainai. Tikrai vieną kartą reikia pravažiuoti. Žiūrim, kas čia per viešbutukas. Paprastas, mažiukas. Lovytė. Taliukas, nu ir tualetas, va. Aišku, smart tualetas ir vonia. Labas rytas, atsikėlėm, esam Nagojoj, pavalgėm pusrytukus. Dabar einam į stotį ir bandysim nusigauti iki Mago medžiukų, kuris yra biškį tolėliau ir yra samurajaus miesteliai senoviniai. Už manęs stovi ne Eifelio bokštas, o Mirai Nagoja bokštas. Ir jisai yra seniausias televizijos bokštas Japonijoje, kuris įkvėpė netgi ir Tokijo bokštą. Tai gaunasi, kad yra senesnis už Tokijo bokštą. Taip, nes jis yra seniausias. Taip. Taip. Važiuoja mūsų treinas. Va toksai va, gražuolis. Lipsim ir valandą 10 turėtume važiuoti iki Nakatsugavos. Ką, 2 valandos kelionės ir mes jau Magome kaimelį. Labai gražus senovinis Edo periodo kaimukas. Realiai prieš 400 metų netoli istorija čia yra. Tai pasigrožėti, kaip kadaise atrodė tie miesteliai ir kaip tie samurajai čia vaikščiojo šitais keliukais.
Labai įdomu. Rima papasako, kas čia per kaimelis ir kodėl čia įvažiuoja žmonės. Kaimelis, kuris susikūrė samurajų gyvenimo laikais. Kada čia buvo? Čia maždaug 1600 kažkelinti ten tokie metai buvo ilgi. 1600 kažkelinti, kai samurajai klajojo po kelius visokius ir sustodavo čia pasistiprinti pernakvoti ir toliau jodavo su žirgais ar kažkom. O anksčiau, taip paprastai, jeigu norėdavai keliauti, pavyzdžiui, negalėdavai eiti ir išeiti ir varyti. Turėdavai turėti specialų leidimą su visais rašytais, kas keliauja, kur keliauja, kokius ginklus vežasi, kiek kas, ko, kur. Ir kai turi leidimą, tada šitų kelių gali savo eiti į Kiotą. Tai samurajai dažniausiai eidavo peškom, o jau aukštesnio rango jodavo ant arklių. Ir užkildami į kalną į pat yra išėjimas iš miestelio ir pradžia 8 km treilo tokio keliuko. Tai tas keliukas yra šiaip labai ypatingas, nes jis yra išlikęs, senovinis toks buvo Edo periodu. 8 km tik atkarpėlė yra, kuri jungia Magomedžiukų ir Cmagodžiukų. Tai tarp šių miestų yra tas originalūs akmenys tarp miškų, kuriais vaikščiojo patys samurajai. Koks katinėlis. Ojotio. Koks didelis katinas. Čia ovakis. Labai didelis katinas. Nenori. Viskas užknysat. Viskas užsisuko į sieną. Šitam kely gali sutikti meškų. Tai jeigu sutinkat netyčia mešką, čia yra varpukas toksai. Tai nenori skambinti, bet yra galima paskambinti ir čia parašyta va, ring a bell, hard if you see a bear. Taip kad atsargiai, nes gali suvalgyti jumis meškutę. Kai eina tą maršrutą 8 km tarp Magome ir Cmagodžiukų, tai yra rūmas, kur gali atsikert arbatos, pailsėti, atsikvėpti. Tai einamės biškelį, atsikvėpsim tą pusiaukelę ir varysim toliau. Davė pavaišino mumis dar čia. Labai gražu. Nežinau, kas čia yra, bet aš bandysiu paragauti. Labai keistas skonis. Mane suvalgyti meškai jau. Įsivaizduojat, čia eidavo samurajus toks į Magomedžiukų. Išeidavo čia, išsimaudydavo tam kriokly. Einam savo treilu ir buvo toks lauko tualetas, tokia kamurkė tiesiog medinė. Ir Rima sako, einu į tualetą, atsisėdo ir žinot kas? Šildomas dangtis. Taip, Vat, taip.
Čia yra. Gerai. O, čia yra, wow. Japonijai 10 balų. Nors ir laukia biškelį vėsoka, būtų dangtis jau atšalęs, o čia savo atsisėdė šiltai. Na ir už pakeliukus nešala. O šyda. Labai gerai. Ėjom tas 8 kilus ir priėjom. Tai Cmagodžiukų geriausiai išsilaikęs kalnų miestelis, kuris buvo Edo periodo. Nusipirkom kažkokias čia bandelės. O, taip atrodo. O, turėkai. Šitą rymą su kopūstais nusipirko. Skani? Gerai, aš ragauju čia irgi. Labai skani. Labai gera bandelė. Vertinu 8. Mokėjau 2 eurus. Nežinau, ar girdis, bet groja muzikėlė, dabar yra 3 valandos. Ir visą mieste groja muzikėlė. Vietoj laikrodžio bumsėjimo groja muzikėlė. Morning everybody, mes esam stotį, nežinau, 200 metrų po žemę. Nes reikėjo nešti tą lagaminą, tais laiptais, man atrodė, amžinybę. Laukiam traukinuko ir šiandien važiuosim į kalnus. Geras labai lagaminas. Nu ką, išlipom Takajamui, mumis pasitiko čiučiut drizlas toksai lietutis. Einam dabar iki viešbučio ir žiūrėsim šitą kalnų miestelį, čia yra daug visokių gražių dalykų, kadangi čia yra Hida regionas. Tai šis regionas garsėja geriausia jautiena pasaulyje, tai yra Hidų Wagyu beef. Takayama Green Hotel. Pažiūrėsim, ar čia jisai geras, sakė 5 žvaigždučių. Šitam viešbutį yra ir paprastų, kaip sakoma, vakarietiškų kambarių, bet mes pasiėmėm old schoolinį. Tai einam pažiūrėti, netgi su tom tom lovom. Tatamiais. Toks kambariukas, per vidurį kotatsu stalas, tradicinis japoniškas. Tada yra futon, mūsų lovos, kurios bus paklotos vakare. Spinta. Ir televizorius, make-up kambariukas rymos, va čia asmeninis. Ir asmeninis onsenas. Pasidėjom visus daiktus ir išėjom pasivaikščioti į tą Takayama centriuką, praseisim gatvę, gal kokį vieną kitą snaksą. Taip, tai pasiėmėm kažkokį kroketą ir pasiėmėm dar kitą bifą ant pagaliuko. Tai vat, šitą už 700 ir tada tą 5 numerį 3. Nu, minkštutė jinai. Turi tokį skanų skonį. Sūri tokią metytę. Dabar galim šitą. Nežinau, čia yra krūzdintas bifas. Kalfa. Primenu žuvainį kaip iš kebabinės. Žodžiu, čia yra tokia vieta, kur gali paragauti sakės. Čia yra gačis, kuriame yra sakės tas puodelis. Tai gali išsisukti ir tada ragauti. Laikai žmonės. O, galėsim daryti kampanį? Tokį patį gavau. Tai double. Eisim ger dabar. Išsisukom savo 2 puodelius, turim žetonų ir čia dedi koiną ir pripila. Gausim šitą citrininį.
Jūs daugiau pripylė. O, citrininį nežinau. Tikrai? Citrininį. Pagal. Kampai. Oi, kokia saldė. Manau, tokios tai čia prigert gali, žinok. Kaip sultis. Ne? Vau, aš tak viskanė. Ir kai čia praragauji visus šitus automatus, yra už nugaros didelė parduotuvė, kur gali nusipirkti tos išragautos. Šiaip labai patogu, labai geras biznis čia padarytas. Ateini, nusipirki padelį, nusipirki tą koinų, paragauji, nusipirki butelį iš karto, susipakuoji čia dar, nusifotkini viską. O, visnis o. Nu labai fainam šitos gatvelės. Gaila, kad truputėlį krapija, drizlina. Mes privaragavom sakės. O dabar dar einam iki pat galo gatvės ir eisim viešbutį, valgysim vakarienę tradicinę japonišką. Nebėra stalo, kur stalas? Ne, jis ten susileidžia į apačią. Nu ką, atėjo mūsų tradicinės vakarienės japoniškos. Čia yra appetizeriai, nealkoholinis kažkoks gėrimas ir po to pasikept reikės, kaip matau, čia yra meniu hit the beef bus. Po to steamed egg, grill, kažkas čia. O jėtų. Nu ką, ragaujam. Valgom, nestojam. Pilno viską, sušimis, vagių. Čia yra vagių meniu, iš kurios dalies jaučia yra atnešta. Bambuko sriuba, miso, pagardai. Čia yra labai daug maisto, galiu pasakyti. Bet labai skanus maistas. Paskutinis mūsų patiekalas iš viso šito gausaus meniu. Tai yra fruits, pudding and cake. Fruits, pudding jau pilve ir cake.